atgausiu, išsakysiu gražią lemtį angelo sparnus. Dovanosiu viršum debesų nuskrisi, o dabar ramybę dovanok. Galim dainuoti. Paprašiau, kam prašyti, viską juk turėjau, žemėje gyventi daug geriau. Su žvaigžde dabar draugai geriausi, šypsos man, aš jai dainuos. Kažkokia nelaimė. Bet jeigu pabandyti save atjungti nuo pasaulio gaudesio, kaip Hiperbolė dainavo, noriu tik lūpas suvildyti, gal mano šauksmas pasieks ir tave pro žemės gaudesį. Fantastiniai žodžiai. Hiperbolės daina. Atsimena tą? Aš dar dainuosiu. Sako, galbūt mano šauksmas pasieks ir tave pro žemės gaudesį. Yra tas gaudesys, yra darbas, yra televizija, yra 5 Lietuvos ryto puslapis, nelaimės, ten apvogta pensininkė, dingęs vaikas ir taip toliau. Ir tas gaudesys, jisai neduoda jums susimastyti apie save, apie savo brūkšnelį. Ką tas mano brūkšnelis reiškia tarp tos datos ir kokia bus ten duota, aš nežinau. Ką tas mano brūkšnelis reiškia, o jo reikšmė yra tik tai šiandien. Ir tas troškimas, jisai, kada mes negirdim, išjungiam televizorių, išjungiam radiją, tarp kitko, pas mane namuose televizoriaus nėra 9 metai. Maža to, kad vienkiemy dar 9 metus neturim televizoriaus, o švys mano ant manęs pyksta nerealiai, kaip tu vaikus tokius laukinius augini. O aš tiesiog stengiuosi juos apsaugoti nuo tų nesąmonių. Aš žinau, kad jie vis tiek prisivalgys. Aš žinau, kad jie vis tiek gaus šito viso mėšlo. Jie gaus tos medijos. 12 metų nesupirkęs nei vieno laikraščio. Vieną kartą pabandžiau, gyvenu palei Mažeikius, kaip sakiau, o dirbu Klaipėdoje. Vieną kartą pabandžiau važiuodamas įsijungti žinių radiją pasiklausyti. Tai nuo Mažeikių iki Klaipėdos, kol davažiavau, iš depresinės būsenos neišėjau savaitę. Tai tada aš nerandu atsakymo, kam reikia šito viso. Man nereikia, nes aš girdžiu negeras naujienas, kurių negaliu pakeisti. Aš geriau tada susitinku su žmogum, apšneku apie jo gyvenimą, apie savo gyvenimą. Ir mes vienas su kitu bendraudami, žiūrėk, galim vienas kitam bulves padėti nurinkti, pasodinti kažką, pakeisti kažką. Džiaugsmas yra, kada gali kažką nuveikti kartu. O čia yra džiaugsmas. Sako, ką tu veiki, kad neturi televizoriaus. Pasakysiu, mes minimum valandą vakarieniaujame. Pavyzdžiui. Mes šnekamės vienas su kitu. Mes bendraujame. Ateini į namus, kuriuose yra 3 televizoriai, žinau, kad žmonės tarpusavį šnekas tik švenčių progom. Viskas. Žinai, suoselė mirė. Mat ir visas pokalbis. Ar esą laidotuvės? Baigės. Visi pokalbiai. Tai geriau yra tuos dalykus išjungti, žemės gaudesį ir mąstyti apie savo ir savo artimųjų gyvenimus. Vaikas žaidžia PSP, būdamas vaikas 28 metų. Varo. Ir negali mamos aplankyti, kuri kaukia į sieną žiūrėdama iš vienatvės. Toks yra ta žemės jūros maloj dirbti. Klausykit, nemenkas juokas. Tai šaukė, su kokia chebra čia reikės sėdėti. Ir klausė, sako, a katalikų į
jūsų kampu atsiliepia. Sako, jau pasimetė žmogus, sako, o pravoslavo o baptistų o sekmyninį liuteronų o tų sektantų iš tikėjimo Tai palauk, o kas tada dangui? Velnias stovi už nugaros, sako, Dievo vaikai. Tai va, visur yra Dievo vaikų. Avytės tokios fantastinės, baltos, garbanotos, vas nesišypso, tokie gražūs dalykai. Kas esat buvę tvarte, žinot, kad nieko panašaus nėra. Jeigu paimti, reiškia, tvartinį periodą, tai ta pati karvytė yra šudinais šonais, atsiprašau, bet tai yra tiesa. Nes jinai ten guli. Jinai nėra tokia švari, gražiai ir kvepianti. O čia kokius milkalų, dar ko nors. Ir taip gražu, ir mes įsivaizduojam, kad Jėzus Kristus gimė va šitam grožiai. Ne, jis gimė realiam tvarte. Kur mėšlas ir šiaudai. Į gyvuliai. Jis gimė realiam tikram. Tai va, baladė apie šitą. Įsčiose pasauliui gelbėtoja nešdama ant asilo į Betliejų atjojo Marija. Nerado vietos užeigoj žmonių namuose, skausme pagimdė Jėzų, gyvulių garde, ir gimė Jėzus Kristus, ne rūmuos ar dvare, mažyčiam miesteliūkšty, gyvulių garde. Neauksuodavo, bet ėdžios su šienu, patalų jam buvo, jo motinai kartu. Jei šiandien ieškai Dievo, tu Krištolo dvare, jo tenai nerasi, iš žmogaus širdyje. Tau žiūri ir tau atrodo, ten vien mėšlas ir šiaudai, pavargę vargšai žmonės, lyg tvarte gyvuliai, bet atidžiau pažvelgus, galbūt kur nors kampe, tu ėdžias pamatysi ir viešpatį jose. Atidžiau pažvelgus, galbūt kur nors kampe, tu ėdžias pamatysi ir Jėzų artimų akyse. Pagauna kekšę ir atsiveda pas Jėzų. Pas Jėzų jie atėjo ir moterį turi, pagautą svetimaujant lovoj su kitu. Ir kam daryt su ja, kam daryt su šita, tu pasakyk. Mozė įstatyme rašė, dėl mūsų gerovės įsakė, akmenimis užmėtyk, tokias kaip ją. Bet kam daryt su ja, kam daryt su šita, tu pasakyk. Šventykloje
Ei žmogau, suprask, kas tu, suvok, kas dedas tavoj širdį. Ar iš tiesų tik rankoje akmenį turi? Suvok, kas dedas tavoj širdį. Ar iš tiesų tik rankoje akmenį turi? Supratę, kad tik šventas sviestakmenį tevertas, kad norint teisti kitą, teist save reik pirma. Namo nuskubėjo visi fariziejai. Aš badau į akis kitam, norėdamas pridengti savo nešvarumą. Tame yra mūsų, kaip tautos bėda, mes labai badome kitus. Labai badome kitus, man tenka kalbėti su pedagogais ir ten išgirsti, pavyzdžiui, tokius dalykus. Ai, kur žiūri valdžia neduoda. Dažniausiai būna moteris. Sakau, brangiusios, kas užaugino tuos Seimo narius? Vat ir visas. Suprantate? Nėra ką keikti. Jie mus iškeitėsi. Ta pati mokykla auklėjo. Tie patys Seimo nariai, mūsų kaimynai, mūsų giminės, mūsų vienoj mokykloje mokėmės, dar kas nors. Nėra ką keikti. Multiką prisiminkit tą, kada užsinorėsit ką nors keikti. Prisiminkit tą multiką, kur auksinės žovelės toks ten per knygą ieškojo. Ei, du broliai milžinai, tie kur skrydėjo, žinai, ten buvo toks krosnis. Ne, prikišo bilekai malkų, užmovė tešlos, krosnis iščiaudėjo anglių tokią krūvą. Ko susiraukiai, pats išsikepei, pats ir valgyk. Ką išsikepam, ką turim. Taip yra, tiesiog visi esam čia, Lietuvos piliečiai, visi esam savi. Ir niekieno nėra svetimo bėda, kad ten kaimynės dukra išvažiavo į Angliją turtingą. Tai tavo problema, galbūt dėl tavo susiraukusio veido jinai išvažiavo. Mes esam vientisi kaip tauta, todėl nereikėtų žiūrėti tokius dalykus. Kaip elnė geidžia tekančių upelių, taip mano siela ilgisi tavęs, o Dieve. Mano siela trokšta Dievo, gyvojo Dievo. Mano siela trokšta Dievo, gyvojo Dievo. Kada aš ateisiu ir išvysiu tavo veidą, kada aš ateisiu ir išvysiu tavo veidą. Mano ašaros pasidarė lyg duona, dieną ir naktį. Mano ašaros pasidarė lyg duona, dieną ir naktį. Kai nuolat klausė mane, jie nuolat klausė mane, kur yra tavo Dievas, kur yra tavo Dievas. Tai noriu prisiminti ir išliet savyje savo sielą, kaip aš traukdavau į didingojo palapinę, į Dievo namus. Prie kelio dulkėtų, šalia didelio miesto, išmaldos prašė, kasdien neregys. Kartą keleivis prisėdo šalia ir pasakot ėmė, kad toje šalyje Dievas žmogų atsiuntęs karalystę jos skelbia.
Žinau, kad raupsuota, lošiai neregiai, prie jo prisilietę pasveiksta tenai. Gyvybė jo žodžiuos ir Dievo jėga, širdis išgydo, meilė tyra. Žinau, tai Mesijas, jis Dievo sūnus, gelbėt atėjęs Izraelį ir mus. O žydintis sodai ir tekančios upės, ir saulės skaisti, ir paukščių pulkai, ak, Bartimiejau, aklą žmogau, kaip vis dėlto gaila, kad tu to nematai. O Bartimiejui suskaudo širdis, užvirė kraujas ir gimė viltis. O viduje viltis lyg ugnis, tikėjimo malda Jėzau išgirs. Kartą pro šalį ėjo minia, džiūgavo šaukė, tai dangaus dovana. Bartimiejus sukluso, ei, sakykit, kas tai, juk priekyje Jėzus, nejau nematai. O Bartimiejui net pašoko širdis, vėl užvirė kraujas, gerklėj kamuolys. O viduje viltis lyg ugnis, tikėjimo malda Jėzau išgirs. Bet mokiniai draudė trukdyt, tai Dievas juk kalba, tylėk ir klausyk. O Bartimiejau visai nesvarbu, ką sako kiti, jis iš paskutinių, tas skausmas nešiotas jau daugel dienų. Ką sako kiti, visai nesvarbu. Jėzau, Dovydo sūnau, pasigailėk, tavęs prašau. Jėzau, Dovydo sūnau, pasigailėk, tavęs prašau. Jėzau, Dovydo sūnau, pasigailėk, tavęs prašau. Jėzus sustojo, nuščiuvo minia. Kieno čia tikėjimas šaukia mane? Kieno šitas balsas, kieno ta viltis? Atveskit jį čia, turiu išklausyti. Atvedė aklą, viešpats klausė, sakyk, ko nori, kad duočiau, ką turiu padaryti. Nors per ašarų srautą Bartimiejui sunku žodį ištart, jis iš paskutinių. Akis man atver, viešpaties pirštą palietė akis, nuaidėjo žodis, Bartimiejau matyk. O žydintis sodai ir tekančios upės, ir saulės skaisti, ir paukščių pulkai, visa ta grožybė tau, Bartimiejau,
šaltas akmuo, meilė karščiausia grįž. Tik tavo žodžio galia, tavo dvasios jėga, akmuo nevilys, giesmei tave prabils. Tik tu, akmenį šaltą, grūvų ir netašyk, gali paversti altorium, aukos nuo jo į tave tekyla, tik tavo žodžio galia, tavo dvasios jėga, šaltas akmuo, meilė karščiausia grįž. Tik tavo žodžio galia, tavo dvasios jėga, akmuo nevilys, giesmei tave prabils. Tik tavo žodžio galia, tavo dvasios jėga, šaltas akmuo, meilė karščiausia grįž. Tik tavo žodžio galia, tavo dvasios jėga, akmuo nevilys, giesmei tave prabils. Reikia skaityti šventą raštą, brangieji, kad pažinti tiesą, kad išsilaisvinti nuo prietarų, nuo visokiausių kvailysčių. Supratau vieną vienintelį dalyką. Ne kaimynų, ne mano tėčio, ne mamos, ne mano draugo ir ne žydo, bet mano nuodėmės prikalė jį prie kryžiaus. Mano nuodėmės ir mano kaltės. Visai ne kito žmogaus. Ne to žudiko, kur Lukiškėse sėdi. Esu ir ten buvęs. Ne to vagies, kur iš kolūkio visą laiką vogė. Ir ne politiko, kur žmonės skriaudžia. Bet mano nuodėmės ir mano kaltės. Rankas, tas rankas, kur dėjai ant ligonių galvų, mes atsidėkodami prikalėm jas prie medžio. Kojas, kur nešė tave, kad aplankytum visus, mes atsidėkodami prikalėm jas prie medžio. Galva, kur buvo daugybė nuostabių minčių, su panieka vainikuota erškėčių vainiku. Širdis, viešpatie tavo širdis, šaltinis šildęs meilę visus, perverta ietim sudužo. Meilės kibirkštėlės iš sudužusios tavo širdies trupina akmenis ir teikia gyvybę. Meilės kibirkštėlės iš sudužusios tavo širdies trupina akmenis ir teikia gyvybę. Auklėtas, krikštytas, priėjęs pirmos komunijos, traumuotas katalikas, viskas buvo gerai, išskyrus tą vieną vietą, kur aš sakiau, kad nusipirkau Naują testamentą. Nieko nesupratau. Nieko nesupratau. Aš tada buvau dailės akademijos studentas. Buvo įdomu gilintis į visokias religijas, visokias tėkmes, visokius tikėjimus, ieškoti kažko tai tokio, kas yra daugiau. Negi ta beprasmybės grandinė, jinai yra begalinė, negi aš mačiau, kaip mano, pavyzdžiui, seneliai vargo, tremtiniais buvo, aš mačiau, kaip mano tėvai vargo ir man nedavė ramybės ta grandinė beprasmybės, negi aš gimiau irgi tik tai tam, kad čia vargti, tipo tą ašarų pakalnę ir gimdyti vaikus, kad jie vargtų. Kur visa esmė, kur čia visas tas galas, tos beprasmiškos grandinės. Ir va tos paieškos jos ir vedė ten, ir per krišnaizmą, ir per budizmą, per kitus dalykus, visur ieškojau, visur gilinausi ir niekur neradau. Ir niekur neradau. Ateini į
bažnyčia, reiškia, buvo keletą tokių krizių, nedidelių, sakykime, gyvenime. Tiesa, paminėsiu, 16 metų pasakiau, kad Dievo nėra, kad mama į mišias nesitramdytų. Nes nusitempė anksti ryte, Plungėje vykdavo 6, aš esu Gryn žemaitis, Gryns plungėškis. Tai 6 valandą vykdavo bernelių mišias. Nusitempė 6 valandą ryto. Bažnyčia sausakimša, kvėpuot nėra ko. Paaugliui tai yra iš karto galvos svaigimas, tai yra vos ne alpulys, tai reiškia tave metai iš koto dėl to, kad ten prismilkyta, prikvėpuota, nėra kuo ir ryte dar organizmas neatsibūdęs, mama per prievartą nusitempė, grįžęs iš kotų įsiminti nunešiu, aš pasakiau mamai, Dievo nėra. Nu, kad atsiklysiu. Mama sako, išsigando, sako, Rūnai, ką tu savo galvoji? Aš sakau, įrodyk. Nu ir mama negalėjo įrodyti, neišėjo jai. Aš buvau labai apsiskaitęs ir labai kietas, jau 16 metų. Neišėjo jai įrodyti, kad Dievas yra ir taip aš gyvenau ir atrodė, kad viskas yra tvarkoje, gyvas, sveikas. Nu tiesa, ten buvo su sveikata problemų, kai grįžau iš armijos. Bet viskas atrodo kaip pas visus žmonės, viskas gerai, viskas fainiai. Nenusitryniau, nenusivalkiau po armijos, įstojau į Dailės akademiją, į dizaino katedrą. Mokausi, dėstytojam patinku, viskas tvarkoje, man buvo numatyta karjera, reiškia dirbti Kretingos vyr architekto komandai, jis buvo vienas iš mūsų dėstytojų, mano darbai jam labai patiko ir todėl jis norėjo mane pritraukti savo komandą. Viskas buvo gerai, viskas buvo faina ir staiga reiškia studentiška meilė. Studentiška meilė, per 3 mėnesius pažinties sugebėjau apsižeminti, po 9 mėnesių sugebėjau išsiskirti. Ačiū Dievui, neliko vaikų, neliko nieko, bet niuansas buvo tame, kad mano viso gyvenimo svajonė buvo darni šeima. Neturėjau tų svajonių maždaug nuo 15-16 metų. Ir panas vengdavo su manim draugauti būtent dėl to, kad aš per daug rimtai žiūrėjau į save. Tai va, ir staiga reiškia mano svajonė visiškai dūžta ir aš būdamas ten 20 kelių metų jau visiškai nebeturiu tikslo gyvenime. Nebeturiu. Nu gerai, nudirbsiu, nu kas iš to, nu ten užsidirbsiu, nu ten gal išgarsėsiu. Ir kas iš to? Mano tikslas buvo turėti šeimą ir aš jos neturiu. Nu ir kaip visada tais atvejais būna, atsirado grupė gerų draugų, kurie pasiūlė antidepresantų nusiraminti. Nu ir pradėjau pilti. Ačiū Dievui, kad jisai gailestingas. Net galiu įvardinti vieną iš dalykų, kaip jo gailestingumas pasireiškia. Kai mano mama 10 metų pasirodo ant kelių meldėsi. Viešpatie, tu jį susigrąžink. Ir kas esat gėrę ilgesnį laiką, žinot, kad vizijos prasideda kitokios, nerealus gyvenimas, jis prasideda kitoks su visokiais ten jau įsivaizdavimais ir fantazijom. Ir gerai, kad graži buvo fantazija. Net nemoku aš jums pasakyti, kaip aš nemoku įvardinti šitų dalykų, bet buvo penktadienio vakaras, 90 metų lapkričio 11 diena, gal kokia 6 valanda, 10 diena, gal kokia, jau meluoju, atleisk viešpatie, 11 aš įtikėjau, tai 9, penktadienis buvo lapkričio 9, apie 6 valandą vakaro aš įėjau Mažvydo alėjai, Klaipėdoje, į tokią parduotuvę, labai moderni buvo, panašiai šiuolaikinės Maximas, nes viskas konteineriuose sudėta, pirmoji Lietuvoje tokia tipo parduotuvė buvo. Aš įėjau į tą parduotuvę ir visi žmonės pilki ir pikti, susiraukę kaip normalūs tikri lietuviai. Prie kasų ten jau kažkas tai pykstas, kažkas kažkur užlyst nori, kažkas kažką apgavo prie kasos pasirodo, jau tokie ir zalinė vyksta. Ir žmonės jie pilki visi, tokie pusiau lavonai. Va taip mačiau tokį vaizdą. Ir staiga pasuku galvą, kairiai pusėje buvo pieno baras. Pasuku galvą į kairę pusę.
Ten stovi 2 merginos, man iš matymo matytos, nes šalia mūsų dailės akademijos katedros buvo konservatorijos, reiškia pastatas. Jos aš žinojau, kad mokos konservatorijai. Iš veido matytos buvo, jokių pažinčių, nieko. Ir aš matau tas 2 merginas ir jos šviečia. Ir ant tiek stipriai, kad aš pradėjau žvalgytis, kur prožektorius įjungtas. Vat pilka. Masė ir 2 žmonės šviečia. Nu aš iš po vakarykščio, normaliai be stabdžių, prieinu tiesiai prie tų merginų, be užuolankų, sakau, kuo iš čia šviečia. Galite įsivaizduoti veidus, jūs tai juokėtės, jums nejuokinga buvo. Galite įsivaizduoti veidus, ateina bičelis, su glamžytu reiškia paltu, tokiu beveik iki žemės, kaip matrica, tik neodinis tas. Nu, plaukai ilgesni taip ant tiek, negu dabar. Neplauti neaišku, kiek laiko toks ateina ir sako, ko čia šviesiu. Jos man sako, Dievą tiki. Ups, sakau, tai jūs ką tokios manaškės? Jos juoktis pradėjo. Aš nesupratau jų juokų. Ir jos tik tai greitai tos savo kokteiliukus pieno išgėrė ir per duris bėga nuo manęs. O aš vytis, neatstoju, sakau, kur jūs bėgat, tai davai, pasišnekam, aš irgi tipo Dievą tikiu. Nu, pasakiau, kad aš Dievą tikiu, tai būtumėt jų akis pamatę, o iš jūs apvalios pasidarė, atsirado čia. Nu, galvoju, tuoj, kai papilsiu šiom filosofijos, pamatys, kas iš tikrųjų tikintis. Ir jos nuo manęs, reiškia, sprukti ir atsisukdamos pasakė tik tai vieną tokį sakinį. Sakau, kai kur bėgat? Sako, einam į pačią geriausią mokyklą pasaulyje. Nu, man iš viso stogą nurodė, sakau, kokią mokyklą? Sako, Biblijos mokyklą. Nu, negirdėjęs, Klaipėdoj gyvenu, negirdėjęs, kad tokių dalykų yra. Ir paskui viena iš jų atsisukus pasakė, jeigu nori ką nors sužinoti, sako, ateik sekmadienį paveikslų galeriją 11 val. Tuos žodžius daugiau nieko neatsimenu iš savo praeities. Viešpatie tarp žodį ir mano siela pasveiks. Ir nesvarbu, girtas, negirtas, atbarškino tą maldą ir į lovą. Paskui Klaipėdoj remontavo, atidavė filharmoniją, grąžino, reiškia, katalikų bažnyčiai, kadangi jinai buvo statoma kaip bažnyčia iš parapijiečių lėšų, bet buvo padaryta filharmonija. Jie atėmė, padarė filharmoniją toje vietoje. Paskui, reiškia, po jau 89-90 metai, 90 metų pabaiga, ją grąžina tikintiesiems ir atstatinėja kaip bažnyčia, atstatinėja bokštą, viską. Ir tame etape bažnyčia buvo visa pastoliais apkalta, kad vykdė darbus. Tai aš naktį buvau užlipęs iki pat kryžiaus, kas buvo Klaipėdoje, galite įsivaizduoti, koks aukštas. Aš buvau tais mediniais pastoliais užlipęs iki pat kryžiaus ir greičiausiai, kad vienintelė mintis buvo baigtas visas nesąmonės. Bet vietoj to gavos taip, kad aš tik išklykiau, kad Dieve, aš žinau, kad tu vis tiek esi. Nežinau, kodėl taip gavos. Paskui po kiek laiko, aš nesiorientuoju anam laikė visiškai, po kiek laiko buvo sekmadienis. Ir aš daviau savo tokį įžadą, labai sunku, kada ilgą laiką geri, yra labai sunku atsikelti ryte. Nes vietiškai sunku. Nes tu neturi jėgų, fizinių jėgų nėra. Kas matot žmonės geriančius, jeigu tai nėra jau daugiametė priklausomybė, nesmerkit jų. Aš galiu pasakyti, kodėl aš geriau. Todėl, kad tik atsibūtus buvo gėda, iš karto gėda. Tik akis atmerkė, iš karto gėda dėl savo sumaltų gyvenimo. Ir tada greičiau kokią antidepresantą įkalt. Nesvarbu kokie, geriau ne tai, kas nedega. Kad tik tai galva neveiktų, kad tik negriaužtų sąžinę, kad nuraminti sąžinę. Ir daviau savo tokį pažadą, kad aš sekmadienį nueisiu į Sumą ir išklupėsiu visą Sumą. Dabar pamaldos dažniausiai vyksta trumpiau. Tada Suma vykdavo mažiausiai 2 valandas. 2 valandas vykdavo katalikiškos paprastos mišios. Suma, sekmadieninė. Ir
Kokia ten šventė buvo, aš nežinau, bet kai aš įėjau į tą pačią bažnyčią, kurios stogo buvau užlipęs į patį bokšto viršų prie kryžiaus, kada aš įėjau, ten nebuvo vietos. Visiškai nebuvo vietos. Aš atsistojau visai netoli durų, prasibrovęs pro duris. Kristijonai, aš patikrinsiu tavo nusižeminimą, neprieštarausi. Gali truputį man padėti? Ateik čia. Ačiū tau. Žinok, užduotis sunki, todėl iš anksto dėkoju. Paplokit jam, jo laukia sunki. Tu vaidinsi mane, todėl atsiklauk čia. Nebijok, 2 valandas neliesiu. Nusileisk ant kulnų, nes tu per aukštą. Jo. Antiek buvo žmonių, kad aš atsiklaupiau prie durų ir mane iš visų pusių apspaudė. Iš visų. Ir taip, kad tas žmogus juda, vat aš taip ir judėjau. Vienas dalykas. Maža to, ten kažkokia moteriškė, kuri tokia, lūtė, minkšta, buvo fainai atsiremti. Jinai stovėjo šalia manęs, ją kažkas prastūmė į priekį. Ir pačioj pradžioj atsistojo, reiškia, šalia manęs žmogus, kuris sirgo Parkinsoną. 2 valandas. Ačiū tau, paplokit jam, ačiū tau. Atsimenat, 16 metų pasakiau, kad Dievo nėra, dėl to, kad neturėjau kontaktuoti bažnyčią, kad buvau suspaustas ir apstumtas visų žmonių. Ir iki ko daėjau, pats savo noru atsiklaupiau, 2 valandas išklūpėjau ir žmogus man daužė veidą savo ranką. Bet nieko neįvyko. Nieko neįvyko tą sekmadienį ir čia jau po to sekmadienio aš sutikau tas 2 merginas, kurios mane pakvietė, reiškia, ateiti paveikslo galeriją. Buvau skaitęs laikraštį, kad vyko kažkokia katalikiška sinodija. Iš viso nežinau, ką reiškia šitas žodis po šiai dienai. Galvojau, kad tas. Ir vėl, reiškia, vienintelis dalykas, kaip atsibudau ryte, tai didžiausia baimė, kad, pramiegosiu. Bet atsibudau kaip blaivas, švarus, gražus, atsibudau 8 valandą ryto, išsimaudžiau, susitvarkiau, nusiskutau, susišukavau ir tvarkingas savo einu ten, kur mane kvietė. O ten buvo meilės žodžio pradžia. Jie gal pusę metų rinkos. Ten toj paveikslų galerijoje. Aš nieko nežinojau, kur einu. Ir atėjau prie durų, durys atsidaro ir mane labai maloniai pasitinka vyrukas, truputį žemesnis už mane, su barzdele. Jis pasitinka mane ir sako, labai diena, labai malonu, kad jūs atėjot, kaip gera, kad jūs čia. Aš taip įsitepiau, galvoju, kas čia dabar. Praeikit va čia rūbinę, nusiimkit paltą, aš nueinu į rūbinę, prie manęs kitas vyrukas prišoka ir sako, gal galima, aš jums padėsiu nusirengti. Man tokios mintis, kad čia per pėdikas. Aš atsiprašau, bet, man, sakau, taip kaip yra. Reiškia, nusirengiau, pakabino, aš einu toliau, visi tokie faini, tokie malonus, galvoju, manęs taip lengvai nepaims. Rodo, kur eiti, reiškia, man pasipriešinimas įjungtas kapitalinis iš karto. Ir pats nesupratau, kodėl aš ten toliau einu. Gal dėl to, kad labai mandagiai kvietė, nebuvo kaip atsisakyti. Būtų padarę kokį grubų judesį, būčiau užuožęs ir išėjęs normaliai. O kad mandagiai tai ir negalėjau. Ir aš įėjau į salę, o ten įėjimas buvo šalia scenos. O taip scena šone ir įėjimas. Aš įeinu ir iš karto taip permečiau akim, va šitas. Toks vyras sėdi, reiškia, raštuotų megztinių, su barzdele, dailininkas mato, savas, gerai, aš turėjau kur atsisėsti, šalia jo. Aš, reiškia, jau eisiu ten ir staiga pasuku galvą į šoną, o ten stovi žmonės, gitara groja, gieda giesmes, stovi 5, vienas būgną muša ir visi šviečia kaip tos 2. Va toj vietoj mane išjungė ir aš supratau, kad teisingai atėjau. Atsisėdau, giesmes labai gražiai pagiedojo, buvo labai fainiai, ant scenos užlipo tuometinis jų pastorius, pradėjo po sceną klykdamas lakstyti,
Man mintis, kas tą beprotį čia paleido. Nesupratau. Laksto ant scenos klykia, aš pripratęs prie normalių kunigėlių, ramių, dailiai, vietoj stovi. O tas laksto klykia, šaukia. Ir ačiū Dievui, kad jisai tokiu būdu tik pristatė savo žmoną. Sako, žmona pamokslaus. Ir užlipo Nijolė ir pradėjo kalbėti. Ir kada graži moteris, gražiom didelėm akim, labai tokia tvarkinga, pradėjo kalbėti ir viskas, kas buvo apie Jėzų Kristų, buvo tiesiai man. Tiesiai. Niekur negalėjau pasislėpti. Niekur negalėjau. Nurengė nuogą. O tai jeigu tai paimtų, atrodo, nurengė nuogą. Sėdžiu ir visi, atrodo, žino, kad čia apie mane šneka. Man toks jausmas, kad visi žino, kad čia apie mane. Aš sėdžiu ir ui. O paskui, reiškia, vėl jėdų vietom pasikeitė, vėl tas klykt pradėjo, kad jeigu kas, reiškia, netiki į Jėzų Kristų, jis tik ištarė tuos žodžius, man iš karto užsijungia, kaip tai netiki į Jėzų Kristų. Aš nuo vaikystės tikiu. Ir jis ten šaukė, kvietė, išėjo ten mačiau žmonių į priekį melstis, niekur aš nejau. Niekur nejau. Aš žinau, kodėl čia. Sako, naujos taisyklės pas mus. 100 taškų surinksi, įleidžiam, nesurinksi, sako, neįleidžiam. Vardyk, už ką tau taškus turėtumėm duoti. Žmogus sako, aš kiekvieną sekmadienį dalyvavau mišiuose. 2 taškai. Pūts. Jau ir velykinė, ir kalėdinė išpažinti pastoviai. 3 taškai. Sako, rėmiau vaikų namus. Veždavau savo maistą, viską. 5 taškai. Nieko nepykau, atleisdavau, visiems stengiaus būti geras. 5 taškai. Žmogus, kai tuos skaičius išgirdo, pasimetė, krito ant kelių, sako, Viešpatie, tai tik iš tavo malonės. 100 taškų. 100 taškų. Tik iš tavo malonės. Golgotos kalne, po tavo kryžių, stoviu minioj ir tyliu. Pikti veidai, paklaikę žvilgsniai, stoviu ir žodžio ištart negaliu. Stoviu užspaudęs savo širdį ir bijau ką nors pasakyti, nes tai įsiutus minia gali ir mane sudraskyti. Bet tavo šventoji dvasia nužengia meilės lietuje ir ateina drąsa. Ir tavo mėlyna meilė daugiau nebeleidžia tylėt, nes už tave ir už mane Kokia gali būti didesnė malonės dovana už amžinybę? Nenusipirkau, negavau, neturiu, Ir sugebam vis tiek stenėti. Ir todėl nekeista, kad kokie nors indusai mūsų dievų nenori patikėti. O dar labiau, kad ten sekmadieniais į pamaldas, o visą kitą savaitės dalį tuos pačius indusus niekina ir apvaginėja. Krikščionis vadinami. Tai kaip jam patikėjo?
Tai va, tai guoskite, sako, viltimi. Ir mano sūnelis, kuriam šiandien 17, jam tada buvo 2,5 metų ir jisai tapo šitos, reiškia, giesmės bendra autoriumi. Jisai įterpė labai tokį rimtą dalyką ir jūs suprasit, kurioje vietoje. Gal aš pasifleruosiu. Norėčiau, kad kartu pabandytumėm. Ir palikę rūpesčius kilsim į dangų aukštai. Hei! Jisai sakė, 2,5 metų. Jis suprato, kad šitoje vietoje reikia džiaugsmingai šaukti. Stovėjo ant sofos taip įsikibęs ir sakė, hei! Tai va, tai nebūsit kaip vaikai, neįeisit į tą karalystę. Darykit išvadą šiandien. Gyvenam laike paskutinių dienų. Lyg Sodoma Gomora aplink, o teisuolio lyg Loto kančia. O Jėzau, tik tu ta šviesa. Jėzau, tu mūsų tiesa. Jėzau, tu mūsų šviesa. Jėzau, tu mūsų viltis, kad palikę pasakys, lai kiekvienas pasakys.